Sveiki visi, šiandien nusprendžiau padaryti savo Land Roverio apžvalgą po 7000 km. Šitas Land Roveris man kainavo 2450 eurų ir, kaip galima suprasti, tikrai turėjo nemažai problemų. Šiai dienai dalių kainos, sudėtų dalių kaina yra tokia pati kaip ir pirkimo kaina, apie 2400 eurų. Tai šitas modelis yra 2007 metų, turi 3,6 litro dizelinį variklį su 200 kW. Dabar yra įrašytas Stage 1 čipas ir dabar jisai turi, raštiškai jisai turi 230 kW. Filmavimo vieta pasirinkta ne šiaip tokia. Šitas Range Roveris gyvena didžiąją dalį savo kelio, važiuoja tokiais keliais. Tai yra žvyrkeliai, kažkiek purvo. Ir turbūt matosi iš jo išvaizdos. Norint apžvelgti, kas šiame būtent buvo sugedę Range Roveryje, tai sąrašėlis yra netrumpas. Tai visų pirma buvo akumuliatorius, pakaitinimo žvakių problema, visos žvakės tiesiog neveikė. Turėjau 2 antifrizo lykus, vadinkim, nutekėjimus. Tai vienas iš jų buvo termostatas. Realiai dažniausia vieta, kur pradeda leisti aušinimo skystį šitie modeliai. Tai jį reikia pirkti tik originalą. Ir jeigu Lietuvoje perkate, tai iš Land Store reikėtų pirkti, puikiai komunikuoja žmogus. Tiesiog ko reikėjo, viską jisai pasakė. Ir prieš keičiant dar paklausė, ar šitos detalės yra geros, nes tenai turbūt irgi bus bėda. Modai buvo atlikti, tai pirminis modas buvo uždėtos padangos komforseriai, 19 ratai. Be jokių modifikacijų važiuokliai galima uždėti 255 60 R19. Iš Baltyrė užsakiau, greitai atsiuntė, šiek tiek pasikeitė garsas važiuojant asfaltu, bet ne ypatingai daug. Šį Land Roverį naudoju jau metus laiko ir naudoju jį būtent tokiuose keliuose, kaip kad matom čia. Prieš pirkdamas šitą automobilį rinkausi realiai patį pigiausią, kuris buvo rinkoje ir buvo visai netoli mano namų, tai 15 km nuo ten, kur aš gyvenu. Nuvažiavau, apžiūrėjau, buvo daug gedimų, bet kadangi pats remontuoju, tai tiesiog nusprendžiau, kodėlgi ne, nes labai senai norėjau turėti būtent V8 tokį Land Roverį ir norėjau turėti būtent šitą modelį. Ne tą naujesnį, kuris turi čia tusinikėliotas groteles, tokias ir, žodžiu, man šitas žymiai gražesnis yra negu tas kitas. Ir šitas stilius man labiau patiko, plus turi mažiau elektronikos negu tas naujesnis, ten tarkim po 10 metų įėjęs. Tik gaila, kad šitame modelyje nuo 27 iki 29 metų nėjo 4.4 dizeliai. Bet palyginus kainas variklių, tai šitie 3.6 varikliai yra ženkliai pigesni už 4.4 dizelinius variklius. Šitas yra geresnis variantas, jeigu nebijai pilti kurą, nes kuro jisai mano važiavimu, aišku, jis trasai nevažiuoja, bet mano važiavimu jisai apie 16-17 litrų degalų pasiema. Tai nemanau, kad tai yra labai mažas kiekis. Su šiuo Land Roveriu nuvažiuoti 7000 km man kainavo 1700 eurų degalams. Grįžtant prie kuro sąnaudų, tai jei su juo važiuotum lygių keliu, ta prasme 90 ir su autopilotu ir, manau, įsitektum į kokį 11 litrų taip. Kas iš tokių dalykų, kurie, tarkim, jeigu pirktum Land Roverio ar ieškotum dėvėtų dalių, tarkim, ir norėtum nusipirkti detalę, tarkim, kaip galinio lango valytuvo variklis, tai dėvėtas jisai kainuoja būtent Land Roveriui, tarkim, nuo 150 eurų. Bet įdomumas tas, kad tu jį gali nusipirkti nuo BMW
EKM6 kompakto ir tiesiog viskas tinka, tik turi perdėti ašį ir magnetuką tokį perstatyti į vietą ir tas varikliukas kainuoja 5 eurus. Tai neseniai turėjau šitą problemą ir tiesiog 5 eurus sumokėjau, nusipirkau varikliuką, iš 2 vieną pasidariau ir puikiai veikia tas galinis valytuvas. Vaizdo kameros galinės, tai čia yra laikinai padaryta, o kas laikinai tas amžinai, tai šitą kamerą ir tiesiog kinietiška kamera už keletą eurų ir ją tiesiog prikonstruoti čia ir originaliai rodo ant displėjaus vaizdą taip, kaip turi rodyti originali kamera. Tai šitus dalykus reikia atkreipti dėmesį, kai nori nusipirkti detalę jam, reikėtų pasižiūrėti. Ar tikrai netinka nuo kažko kito tos detalės, nes čia lygioje vietoje yra sutaupyta keli šimtai eurų. Didžiausia problema, ką turėjau, tai galinis traversas. Tai jis buvo visiškai supuvęs, bet dabar yra įdėtas, atnaujintas, kitas. Galinį visą tiltą nupirkau už 250 eurų. Tai tas tiltas buvo nuo 5 litrų versijos, reduktorius aišku man netiko, galinis, jis dar pas manęs mėtosi, bet visa kita, pats rėmas, šakės pasiliko nuo tų 5 litrų. Važiuoklė, aišku, čia yra orinė, dabar yra aukščiausia pozicija, ten gali jisai pasikelti. 2 kartus paspausiu ją apačiuką, jie pat žemiausi nuvaryti. Ganėtinai greit leidžiasi. Na, su šituo čia pačiu žemiausiu niekur tu nepavažiuosi, nes pakilus greitis didesnis negu ten 30, man atrodo, ir iš karto jisai kils į viršų. Jo, ganėtinai aukštai iš tikrųjų išsikel. Aišku, jisai sveria beveik 3 tonas, tai čia su juo paofraudinti nelabai. Paskui karkai ofraudinau, tai susėdau iki tiltų ir pasibaigė visi tie ofraudinimai. Nu, bet labai minkšta buvo. Nebuvo jokia kieta pagrinda, kad galėtų už ko užsikabinti. Bet žodžiu, jau su juo, jeigu įlysi į ofraudą, į minkštas vietas, tai sėdi kaip pabučiuots tam tešloj toj. Per 7000 km buvo visokių smulkmenų, kurias reikėjo sutaisyti. Bet per 7000 neatsitiko nei vieno dalyko, kurį reikėjo, kuris atsirado dar gedimas papildomas. Visi gedimai buvo tiesiog šalinami nuo to, kad automobilis tiesiog buvo neprižiūrėtas. Tai pakol kas, jeigu galima taip sakyti, tai nusipirkus šitą mano automobilį nereikėjo nieko naujo taisyti, ko aš nežinojau, kai buvo nudefektuota. Remonto pozicijos šitam automobiliui buvo 50. Kas yra atlikta šiai dienai. Ir dar tikrai ne pabaiga. Paskutinė pozicija, tai šitos kameros remontas. Pademonstruosiu, kaip jisai čia veikia. Reikia apsisukti, nes čia saulė šviečia man į akis dabar. Tai jeigu noriu sukišti čia, tiesiog nėra didelės problemos su juo apsisukti. Bet jinai tam ir buvo skirta. Šitą kamerėlę. Einam į off-road režimą, einam ant kameros, paspaudžiam mygtuką. Atsijungia telefonas, nes veikia per Bluetooth'ą. Tai jeigu pasimis... Va. Hello. Ir ta prasme, nežinau, gali iškišti tą kamerą, filmuoti savo ratą ar kažką. Turi šiokį tokį trukčiojimą jinai. Bet, nežinau, dar veikia ir pašvietimas. Aišku, turim dar daug visokių nesvargių dalykų. Tarkim, gale šildymas pučia tik tais karštą orą. Turim įskilusi priekinį dešinės pusės langą. Šitie dirželiai, jie nupūva. Bet juos užsisakinėti reikia iš AliExpress. Juos šiek tiek reikia pasimodifikuoti, nes šitie varžtai būna antraip sudėti ir juos reikia apversti šiek tiek su rūdimis. Su rūdimis yra prastai.
Rūdys. Rūdys, čia skylė. Čia rūdys. Čia remontas buvo atliktas toksai, kad tipo daugiau nerūdytų, bet rūdys tik čia viskas. Visas bagažinės dangtis. Visas bagažinės dangtis yra su rūdys. Čia dar buvo atsitrenkta kažkur. Toliau. Šičia. Irgi rūdys skylės. Pakelimo taškų realiai nerasta. Bet tas jo surūdėjimas, kad ir gal ir baisiai čia atrodo, bet iš tikrųjų jis nėra baisus. Ir galima nupirkti detalės ir iš jos tiesiog, jų yra, jas galima nupirkti ir tiesiog reikia užsimti ir pasikeisti. Problema su galiniu dangčiu, realiai dangtis tai apie 300 eurų kainuoja ir jeigu jie eitų gauti, bet jo net neįnio gauti iš tikrųjų. Tiek tobulinau garsą, nes va 8 reikia kažkiek garso. Tai pamėginsiu perteikti, jaučiu, kad per GoPro nieks čia nepersiteiks, bet vis tiek pamėginsiu pagazuoti. Šitas automobilis žvyrkeliais, duobėtais keliais važiuoja įspūdingai gerai. Ir neturi jokių kažkokių plasmasių traškėjimo ar kažko, nes viskas kokybiškai yra padaryta. Ir šiuo metu mes važiuojam tikrai nelabai kokiu keliu, tai dėl to jaučiamas gal toks garsai kažkokie, bet verta pastebėti, kad su originaliais R19 ratlankiais ir originaliom padangom tokios, kokios turėjo būti iš gamyklos išėjusios, šitas automobilis važiavo dar švelniau. Uždėjus aukštesnes all-terrain padangas, jis tapo šiek tiek kietesnis. Važiuojant asfaltu su šito automobiliu jaučiasi šiek tiek, kad ir kaip jisai padarytas būtų kokybiškai, aišku, tais metais, kai darė jos. Uždėjus all-terrain padangas šiek tiek jaučiamas garsas iš padangų. Labai nežymiai, bet jaučiamas. Tai toks tas mano Land Roveris. Iš tikrųjų esu patenkintas juo. Neužlipame ant tos koveros niekai. Realiai daugiau čia pasimaltėjami nebeišvažiuoju iš vis. Jo. Aišku, turčiai visokių modus, kaip pas mano brolio motociklė, pilna modusų ir tik, ką žinai, jie ką nors gelbiai. Ja. O, kamera tai taip rodo. Nėra blogai. Man atrodo, kad originalios kameras irgi ne aukštai tai rodo. Jeigu pražiūrėjot, ačiū, kad pražiūrėjot. Jeigu turit kokį klausimą, galit paklausti. Nesu ekspert, bet galėčiau ką nors padarti. Galėčiau, jeigu bus klausimų, tai būtinai parašykit komentarę. Mėginsim atsakyti. Viso.